Ir žinant, kad nepasirodys vienintelis kaltinamasis Andrius Ūsas, kuris sekmadienį buvo rastas negyvas, pedofilijos bylą nagrinėjantis teismas vėl pilnas policininkų, specialiai į darbą iš atostogų grąžintas teisėjas. Ūso našlė ir advokatė į salę ateina paskutinę akimirką. Gavus jų prašymą bylos nenutraukti, siekiant Ūsą reabilituoti, teisėjų kolegija nusprendžia, kad byla bus nagrinėjama iš esmės nuo spalio 7-osios. Esą tiek laiko reikia kam nors iš artimųjų paveldėjimų perimti Andriaus Ūso teisės. Anot Kedžio dukters atstovo, ištirti pedofilijos bylą svarbu visiems. Šiai dienai tas procesas yra iš tikrųjų įstrigęs. Ir šiai dienai netgi nuo vasario mėnesio 4 mėnesiai yra siuntinėjami mūsų skundai dėl ikiteisminio tyrimo dalies nutraukimo ir šiandien jie nėra išnagrinėti. Tai gali būti situacija, kad šioje byloje atsiras ir daugiau kaltinamųjų. Vakar Panevėžio apygardos teismo sprendimu Venskų prašymai pateikti įtarimus mažametės motinai Laimutei Stankūnaitei savadavimu, Andriui Ūsui seksualiniu prievartavimu, grąžinti jų neištyrusiam ikiteisminio tyrimo teisėjui. Pedofilijos bylos teisėjų kolegija tikisi iki spalio gauti naujų duomenų. Kol neišspręsti tie skundai, iš esmės, mano manimu, negalima nagrinėti bylos. Nes tai susijęs su įvairiais dalykais, procesiniais ir ta prasme ir kaltinimais kitiems asmenims ir kaltinimų sunkumų šiam asmeniui. Kaltinamojo našlė žurnalistų vengė. Mes iš savo skausmo tikrai nedarom šou. Ūso advokatė į kalbas irgi nesileido. Šiandien mes su jumis atsisakome bendrauti ir prašome mus palikti ramybėje. Iš šeimos skausmo prašom neužsidirbinėti pinigų. Kedžio dukters atstovas Venskus nebejoja, kad iki bylos nagrinėjimo teiks civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo nukentėjusiai mažametei. Violeta Juzonytė, Egidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Panevėžys.